Sveiki visi, ačiū, kad užsukate vėl į mano kanalą ir šiandien, kaip matote, aš sėdžiu su Gražuole. Ir mes esam su Juste. Tai va, ačiū, kad jinai sutiko su manim nufilmuoti filmuką ir, žodžiu, mes susitarėm šiandien daryti 2 filmukus. Vieną jau nufilmavom Justės kanalui, tai būtinai paliksiu nuorodą, ką mes ten prišnekėjom, pridarėm. Mes kaip visada. Jo, kaip visada, neišeinam, kitaip mes susitinkam ir nežinau, tiesiog sakau, 2 sielos draugės ir, šypsena neblėsta iš lūpų, tai yra, šypsena iš veido neblėsta, tai yra labai faina. Tai va, ir dabar mes filmuosim mano kanalui filmuką apie mėgstamiausias tiesiog akių priemonės. Tai prašau, Juste, pradėk. Tai gerai, tu pradėjai pas mane kanalą, aš pradėsiu pas tave. Tai garbė, suteikiama galimybė. Net susimėčiau, kažkaip nepatogu. Nieko, patoginkis. Ok, tai tada pradėsiu aš. Nuo pirmo dalyko, kas jau yra man turbūt kokie gal 4 metai nepakeičiamas kosmetikos produktas kiekvieną dieną, tai yra Mako baltas pieštukas, tai yra paprasčiausias be jokio blizgesio, be nieko, ir jisai vadinasi kažkaip tai Eye Kohl Crayon. Čia vat iš tų tokių, kaip būna tokio vadinamos kaip kreidelės akims. Jas net kalbės nebegaliu. Gleivinė įpiešti akis. Jo, va ta, kaip vandens linija vadinama. Ir aš taip pat naudoju kaip šešėlio pagrindą, nes jo, žinok, žiauriai gerai, tarkim, kad ir kokią spalvą bedėsi, gali būti, kad ir net nepigmentuota, uždėk ant šito pieštuko, iš karto ta žinai spalva, tai pup, ta prasme, labai pop-up žiauriai. O jisai brangus? Žinok, aš dabar galvoju, bet man atrodo jisai apie 20 eurų, bet ir vėlgi man jau užtenka metam laiko kaip niekur nieko. Ta prasme, jisai labai skalsus, o labai nedaug reikia. Jisai labai pigmentuotas. Tai natūralu, kad profesionali kosmetika, jos tikrai nereiktų daug dėti, ir jinai turi savo kainą. Taip. Netgi galime padaryti su ją iš tikrųjų tokį triuką, aš kartais irgi darau, kad apvedžioti lūpas. Aš žinau, kad ir kaip tai skambėtų keistai. Jo, pasididina, tai lūpas, aš tai irgi žinau triuką. Jo, ypatingai, jeigu, tarkim, naudoji kažkokį šviesiai, tokį rožinį blizgesį, tai atrodo, kai tu būtų lūpas tokia, žinai... Išduosi čia dabar pasakyti visiems ir visi gražus kaip tu. Jo. Taip, tai dabar jau visi žinos, dabar nebeklausinės manęs, ar prisipučiau lūpas, ar dar ką padariau, tai žinokit, pieštukas ir blizgesys. Viskas tokios yra gudrybės. Taip. Tai va, tas dalykas yra super ir dabar tau perleidžiu madam. Madam, gerai, ačiū labai. Tai aš dabar pristatysiu labai mėgiamą pieštuką, čia yra iš Avono. Super Shock ir dabar esu jo pasidažiusi, jisai yra labai ryškus, labai gražiai dengia liniją ir jisai yra minkštas, lengva su juo dirbti ir ką čia dar, ir labai ilgai išsilaiko. Tai va, tai labai man jisai patinka ir gražiai. Jo, ir žinai, kas aš žiūriu, kad ta juoda tokia, tikra juoda. Tai tikrai yra juoda ir, sakau, aš su jie taip pasidengiu ir man lengva. Man labai patinka tokių produktai, vis tiek, aš nesu jau didelė profesionalė, kuri tiesiog nuo vieno potėpio gražiai pateptų tą pravedimą. Tikrai yra sunku, o šitą priemonę, aš nežinau, tiesiog lengvai, gražiai ir jos daug nereikia dėti, nes jinai iš karto matosi, nes kaip ir jūs tai pastebėjo, juoda kaip varnos spalva. Nes labai dažnai būna su juodais pieštukais, kad nusiperki juodą, o kai užsitepė tokia pilka, ta prasme, nėra tiek pigmento. Jo. Tai su šita tikrai taip nėra, matosi, bet aš sakau, ryškiai šiandien jaučiuosi, pasidažiau specialiai, kad jūs irgi matytumėt, kad labai geras produktas. O žinai, aš galvoju, kada nors reiktų padaryti video, kaip mes abi ruošiamės video, nes aš kažkada esu minėjus, kad tarkim, kaip darausi makiažą, tas pats ir Milda, kad mes daromės kitokį, tarkim, kiek esu prisidažius dabar, tai aš dienos metu tikrai neičiau į gatvę, vakare galbūt, bet dienos metu tiesiog yra per daug, yra kontūravimo daug tiesiog akių šešėlių visko, nes aš žinau, kad kamerai taip ryškiai netrodys. Jo, ir jinai labai teisingai pasakė, aš šiandien, kai dariausi makiažą, tiesiog tai buvo rytas, užskleistos užuolaidos, dieninė lempa šalia mano staliuko. Ir aš tikrai, prie tos lempos atrodžiau vienaip, atsiskleidus užuolaidą prie lango, aš jau atrodau žymiai ryškesnė ir dar man prieš justę reikėjo nuvažiuoti į Ozą. Ir aš, žinokit, nejaukiai jaučiausi, nes tikrai pajaučiau žvilgsnius, pajaučiau, kad žmonės į mane žiūri ir, kažkaip vis dėlto tai yra diena ir,
nežinau, taip jau nėra labai gražu, nes per daug toksai ryškus, akcentuotas tas veidas. Manau, kad mes filmuojantis šitą filmuką tikrai taip neatrodom ryškiai, kaip tikrai žiūrėdama vieną į kitą ir mes matome, kaip mes atrodom iš tikrųjų. Nes netgi, tarkim, veido pudrą ir makiažo pagrindą aš naudoju visiškai kitą, kurį aš, tarkim, naudoju kiekvieną dieną. Nes aš naudoju tą, kuris super padengia, jisai tokį nemažą sluoksnį uždeda, bet aš žinau, kad su tokio apšvietimo tai tikrai bus pats tas. Bet jeigu išeisiu į gatvę, tai pas mane atrodys, kad būtų kaukė, nors ir čia ant kaklo ant visur užsidėps, bet pridėčiau ranką, tai matysis, kad, kad ir spalva gera, bet vis tiek, kad, yra dėta produkto. Tai reikia tokį video padaryti. Tikrai darysim. Čia mes jau žinosim, kai Justės filmuką filmavom kanalą, jau sugalvojom, kokį mes čia video darysim. Tai mes čia, žinokit, sėdim ir tik tai sakau. Reikia sąrašą padaryti. Aha, kad nepamirštume. Gimsta idėjos. Bet ir tai reikia realizuoti. Aš nežinau, jūs parašykit komentaruose, ar jums patinka tokia filmukai, kaip mes sėdim tokios dvi gražuolės ir nusišnekam. Nenusišnekam, mes ir nusišnekam biškutį, bet labai nedaug. Ir gražiai šnekam, ir pristatom tai, kas mums patinka. Ir galų gale mes atrandam auditoriją, kuriai mes patinkam, o kuriem mes nepatinkam, visą laiką yra galimybė neužsukti į mūsų kanalą. Ir viskas. Paprasta kaip du kartonė. Nors aišku, norisi, kad kuo daugiau žmonių būtų, kad kuo daugiau tu suteiktum tą gerą nuotaiką tiem žmonėm, bet visiems žmonėm mes neįtiksim. O svarbiausia, kad mums gerai, mes kai susitinkam, bet tikrai, nežinau, ar jums matosi, bet mes labai natūraliai jaučiamės. Jo, labai smagu, ne? Jo, ir kažkaip tos įtampos nėra, vis tiek, aišku, čia ne televizija, čia ne tiesioginis eteris, bet, kažkaip, mes... Bet žinai, dar viena idėja, klausyk, mums kada nors reiktų padaryti tokį live show. Taip, tai jau čia mes darysim. Žinau, kad jie būtų koksai geras bairis, nes mes jau dabar sakėm, mums reikėjo filmuoti nuo tos minutės, kai Milda pas mane įžengė per duris, nes mes tiek, žinau, kad visko prišnekėjom, prisijogėm, būti tokie, kaip užkulisiai, žinai, behind the scenes. Aš žinokit, atėjau ir iškart sakau, kokie tavo plaukai gražus ir aš jas taip buvau pasilgus, nes taip sėdėjau mačiau. Jo, nesako, kas tavo blakstienos, žodžiu, mes abi viena kitos akimis labai pasikeitę esam, išgražėjom, žodžiu, viskas yra super. Taip pasiilgom, taip gražėjom. Taip. Tai va, gerai. Šnekam toliau, nes man atrodo... Mintį toliau. Ok, sekantis produktas, tai yra mano dar pakankamai naujas, bet tai yra blakstienų tušas iš Dior. Tai tas turbūt jau pagarsėjęs Dior Show Iconic, turbūt viso žinot apie šitą tušą. Aš tau pristatysiu. Štai tušas. Wow, kokia pakuotė, sidabrinė. Man tai pakuotė labai patinka, bet iš tikrųjų dėl ko man jisai patinka, tai yra dvi priežastys. Pirma, tai kad jisai yra vienas iš tų blakstienų tušų, kuris vadinamas angliškai build up. Tai tarkim, tu gali to blakstienų tušo ir labai nedaug užsidėti, o tu gali ir pasidaryti jo tokio kaip ir dramatišką efektą. Ta prasme, tu tarkim gali dėti 1, 2, 3, 5 sluoksnius. Tai ten nesulipina labai, ne? Bet tame ir esmė, jisai nesulipina, jisai patenkina ir pailgina ir dar pariečia. Už tai man jisai patiko. Man reikia tokio. Tai va, žinau, tu geras dalykas. Jo, aišku, kad galiu. Va, jisai matai toksai ir aš netgi, man jisai labai puikiai tarnauja netgi apatiniam blakstienom. Nes labai įdomus tokie, kaip ir... Tokie mažyčiai, matai, šereliai labai. Ir matai, labai gerai padarytas už tai, kad tušo labai nedaug pasiema. Nes kai kurie tušai ir būna jų problema, kad jų pasiema per daug. Už tai blakstienas lipina viską. Tai va, ir antra priežastis, tai kad jisai yra vandeniui atsparus. Tai aišku, kai reikia nuvalyti, tai tada ateina problema. Jo, bet jeigu naudoji tą makiažo valiklį, kuris yra aliejaus pagrindu, tai viskas ok. Bet, tarkim, visą dieną išvaikštai ir žinai, kaip man kai kurių tušų pasidaro, čia po akim juoda, čia po ant akių dar kažkur. Su šitu tokio dalyko nėra. Taip, jisai atsparus, tai aišku, kad jau taip ir neturėtų. Neturėtų būti bent jau, nors su kai kuriais iš tikrųjų vandenį atspariais tušais tai būna, kad vis tiek išteplioja, būna retkarčiais. Tai va, tai šitas yra man turbūt vienas iš tokių naujesnių atradimų ir man labai labai patinka. Jėga? Taip. Gaudykit mintį, o kur įsigyti galima? Kristijanai. Bent jau žinokit, kiek žinau, galbūt yra ir Douglas, aš neįsivaizduoju, bet aš už Kristijanų šitą dalyką pirkau. Aišku. Tai tu apie tušą kalbėjai, tai ir aš dabar paimsiu tušą. Mano dabar labai mėgstamas tušas yra iš L'Oreal Mega Volume Collagen.
24 valandas. Su kolagenu, kaip įdomu. Jo, ir jis tai didelis tas šepetukas. Aha. Bet tikrai labai gražiai irgi ir tas blakstienas padengia, padaro jas dramatiškesnės, storesnės. Aišku, man nepatinka tos tokios blakstienos, kaip žinote, jau arklio atrodo jau taip prilipinta, ten aš nežinau, atrodo, kas tai ten padaryti. Kaip oro kojas. Jo, vis tiek aš mėgstu makiažą, bet man patinka truputį ir natūralumas. Tai kažkaip, kad neperdėti, tai jisai labai gražiai padaro ir suteikia to dramatiškumo, bet tikrai neperžengia ribos. Ir šis tušas yra neatsparus vandeniui. Aš realiai, kaip jūs tai pristatė savo atsparų vandenį, nenaudoju atsparių vandenį, nes tikrai mane kamuoja nuvalymas ir šito tušo, žinokit, nuvalymas, jisai tikrai nėra taip, kad labai lengvai nusivalytų. Tai kuo daugiau žinot, ten tos priemonės dedi į akis, valai, tai gali ir blakstienos kelius išlieka. Žinai, aš dabar visiškai neįdėmą, bet aš dabar atsiminiau, pabandyk Margaritos makiažo valiklį, yra toksai pailgas žalias buteliukas aliejaus pagrindu. Yra toks 2 sluoksnių ir jį suplaki ir nuvalai makiažą. Tai žinok, netgi vandenį atsparų, bet prispaudus palaikai 10 sekundžių ir labai lengvai nusivalo. Ir žinok, kainuoja jisai, man atrodo, ar eurai su centais, kad jis tiek tikrai brangus. Gerai, tai reikės tada pabandyti, nes sakau, nepatinka man, kai reikia varginti tas blakstienas ir vis tiek aš jų neturiu labai daug, jos nėra labai ilgos, aš jas saugoju, vertinu, tausoju ir nuvalant makiažą, aš nenoriu ten matyti 10 blakstienų iškritusių. Tai va, dėl to man kaip ir labai tenkina paprasti tie tušai ir neturiu aš vargo, kad man, žinai, palieka, kai tu pasakoji juodas tas dėmeles, kažkaip viskas tvarkoj. Tai va, mano atradimas, labai geras tušas, tai galite irgi išbandyti. Super dalykas. Taip ir nėra, jisai brangus, ten, nežinau, nepamenu. Šitie neturėtų, man atrodo, brangus. Nežinau, gal 15 eurų, maksimum 10. Tai ta prasme normalu, tuo labiau, kad tušą gali realiai, kaip sako, visi tie visažistai 3 mėnesius. Aš nemeluosiu, aš laiką naudoju bent 6 mėnesius. Jeigu man tas tušas dar gerai dažo, neerzina akių, neturi keisto kvapo, tai aš ir naudoju. Aš irgi naudoju, nebent jau žinot, pasidaro tais gumulėliais tokiais. Jo, bet tada jau viskas jau senas, ir ką tu su juo daugiau padarysi, jau reikia išmest, bet aš tai nesivadovauju 3 mėnesius. Aš irgi ne, kažkaip, jau tipo išmest, žinai. Taip. Galbūt kai kurie visažistai ten, žinai, mum ir paprieštaraus, kad ta prasme tai neturėtų būti. Yra taisyklės, aišku, bet mes žinom, kaip ir taisyklės apeiti. Taip. Nesimokykit iš mūsų, naudokit tik 3 mėnesius. Tik 3 mėnesius, mes čia nepatarim nieko blogo, čia mes tokios. Čia mūsų tiesiog asmeninė patirtis. Taip, ir nuomonė. Tai va, gerai, toliau pereinu prie sekančio produkto, tai yra paletė. Tokia graži pakuotė. Man kaip irgi tokia, taip malonu, pažiūrėk liesti, ne? Tokia, manai. Iš vis man matai, aš net nemačiau. Prisitrodo? Taigi prisiderinau čia, žinai. Jo, aš matau čia viskas, žinai, viskas vietoj. Tai va, ir žodžiu, šita paletė čia yra iš Estee Lauder. Aš ją jau turiu nuo praeito metų iš vieno iš kalėdinio Estee Lauder rinkinių. Ir tai yra pagrindė šešėlių paletė, bet turi ir skaistalus. Ir turi tokį kaip bronzantą, tai iš tikrųjų labai patogu, jeigu, tarkim, kažkur keliauja arba rankinė įsimes, ta prasme... Nėra labai didelė. Jo, gali nesunkiai, gali pasižiūrėti, ta prasme, žinai, labai daug vietos neužims. Ir labai gražios spalvos. Jo, bet dėl to man ir mėgstamiausia. O kaip matėjau, kai kurios visai į galą, jau net dugniukai, žinai, matys. Tai va, tai man už tai šita paletė ir patinka, nes ir spalvos yra tokios, kad gali pasidaryti ir dienį makiažą, ir vakarinį, ir kažkokį dramatišką, ir natūralų. Ta prasme, toks universalus dalykas. Žinai, kai buvo nusipirkai, tarkim, pavyzdžiui, kokią nude paletę, ne? Praktiškai tu tik tais dieninį, aišku, ten gali tą vakarinį, bet jis toks nebus tikras vakarinis, o va šita visas spalvas. Jo. Tai už tai man patinka. Plus laikosi fantastiškai, nežinau, man tikrai iš vis Estee Lauder man produktai patinka, jie kažkaip bent kol kas tai tokio nusivylimo nėra. Tai va, tai šitas turbūt mano būtų metų atradimas. Aš nežinau, aš turbūt neįdėjau už tai savo metų praeitų mėgstamiausius, bet ko gero aš jau įdėjau. Jau dabar įdėjai mėgstamiausiai ir labai gerai. Tai va. Tai jeigu jau jūs irgi apie šešėlius, tai ir aš turiu tokią dėžikę, tokia šiek tiek didesnė. Taip. Čia yra iš Nyksto. Ir čia tiesiog mano vyras dovanojo su kalėdom, tai ne su šiom, su kažkuriom. Ir va, čia žiūrėkit, oi, čia dabar vis bėda. Bet aš dabar ir norėjau klausti, iš kur tokia faina paletė? Kaip čia jūs tą parodyti dabar? Labai neapsišviesta, žinai? Žinok, neturėtų. Šiaip šitas tiesiai lempa
paneina į mūsų, tai gal nieko. Tai va, žiūrėkit, tokios spalvos, jų yra labai daug. Ir čia dienis makiažas, ir vakarinis, ir žalios, ir mėlynos. Nu, žodžiu, visko, ko mes norime rasti. Ir tikrai yra ganėtinai pigmentuotos spalvos. Gali pabandyti. O, labai gražiai tapusi. Jo, ir labai švelnios, tikrai man labai patinka, nes vienoje vietoje aš randu spalvų įvairovę, o aš esu nuotaikos žmogus ir tikrai kartais gaunasi, kad man netinka vien tik tai nude spalvos, tai aš jau ir mėlyną pasiemu, ir geltoną, ir žalią, ir žodžiu eksperimentuoju. Tik ir norėjau sakyti, prabandė, šiandien jaučiuosi kaip noriu būti mėlyna. Jo, nu va, šiandien aš mėlyną apsirengus, bet makiažas, sakiau, tai nemėlynas, tai va, tai jau norėjau. Ir dar čia, žinokit, yra dar toks tai, vat, nu, žodžiu, čia apsinešė šiek tiek nuo šitų visų, čia yra lūpų dažai, bet, nu, aš jau nenaudoju. Labai gražios, tada yra jau čia bronzatoriai visokie. Kokie skaistalai šis jau gražus. Gali pažiūrėti, jeigu nori, tai va, ir skaistalai, ir, nu, žodžiu. Labai gražus spalvos. Tai va, ir kokia pigmentacija. Jo, labai didelė pigmentacija, taip, kad reikia priemonės nepadauginti. Tai gerai, vadinasi, užteks labai ilgam laikui, patinka pigmentuoti produktai. Taip, tai aš esu žiauriai patenkinta ir čia rašo, kad yra Makeup Artist Kit. Tai va, tai visas yra makiažo kaip ir rinkinukas, ko gali prireikti. Nu, žodžiu, ta prasme, toksai viskas viename. Taip, viskas viename. Tikrai super paletė, labai faina. Apskritai kažkaip NYX produktai dauguma labai geri. Taip, aš būtent ir atradau turbūt per vyrą NYX-ą, nes aš anksčiau kažkaip nesidomėjau. Ir tikrai turiu dar kelis produktus, kurie man palikė didesnį įspūdį, kurie labai patinka ir aš vis naudoju. Aš tai labai džiaugiuosi, kad NYX-as iš tikrųjų Lietuvoje atsirado. Bet jisai tik Douglase, ne? Man atrodo. Ir dar nėra tiek daug produktų, pavyzdžiui, kiek yra užsienyje. Nu, ta prasme, tai yra, man atrodo, pakankamai naujas dalykas, tie, ko gero, dar tik eksperimentuoja. Jo, ir prigis. Jo, nes tarkim, kad ir, žinai, kur tu turi tą tokį rinkinį pudros antakiam, ir aš turiu, kur juoda su pilka. Tai pavyzdžiui, juoda su pilka aš Lietuvoje dar nemačiau. Tik tai rudas mačiau. Jo. Nu, bet aš ne Lietuvoje, aš Amerikoje tą pirkau. Jo? Nu, bet rudas, žinok, mačiau, kur tu turi. Tai va, irgi, nu tai tikėkimės, Douglase, jeigu kas nori žiūrint, atvešk daugiau NYX-o produktų, mums tikrai patinka. Nupirksim, taip. Taip, mes taip eisim nupirkti su krepšiais. Su dideliais lagaminais, bet atvažiuoja dvi gražuolės, duokit mums NYX-o, ta. Jo, ateini pirkti, man visų produktų po vieną ir po spalvą. Būtų bairis, ne? Nu, reiktų tai padaryti ką nors, ne? Eksperimentą. Eik tu, čia tai mūsų kanalui eksperimentas. Kaip sureaguos pardavėjai. Ir suprant, tokiu atveju negalės ir vyrai skųstis, kad išleidom pinigus, nesakysim čia kanalo labui. Žiūrėkit, dėja, gerai. Gerai, tai va turim viskas, paskutinį produktą likusim. Ir taip, o tikrai gaila, o tai reikėjo, kad 10 produktų. Taip, sėdėtume 2 valandas ar 3, jo, o jau įsivaizduoju žiūrovai, tik įsijungtų 10 minučių pažiūrėtų, galvotų, o tai kiek čia dar liko, kiek čia kalbėt, pasižiūri 3 valandos, ai, jas išpratėjai. Bet tai, žinai, bent jau visi suprastų, kad mes abi turim kalbos dovaną, ta prasme, kad mes išnekėt galim. Žinai, man reikia politiką eiti. Nu, rimtai, klausyk, mes kalbėtume. Galutiruojamės? Nu, davai pasikūrėm partiją. Gražuolių partija! O, siaubė, nu bet tikrai, mes nemirtingos, sukursim gražuolių partiją, prašom tada jau YouTube'as, įstokit į mūsų partiją ir mes kursim grožį. Parašykit komentaruose, ar būtų jums įdomu gražuolių partija. Bet žinai, aš galvoju, paskui mes į teismą, sakau, į Seimą tokios gražios, ką žinau, galės. Jo, per daug gražios, ne? Nu, per daug gražios, man ir atrodo. Būnam gražuolės pačios savo, ne? Taip, ir dalinam grožį YouTube'ui. Taip. Gerai, tai va viskas, turim paskutinį produktą. Tai turiu produktą, kurį man Milda rekomendavo ir labai džiaugiuosi, tai yra iš Essence. Ir tai yra Liquid Ink Eyeliner Waterproof, tai yra štai toks daiktas. Tai yra juodas eyelineris skystas. Ir turi tokią plunksnelę labai ploną. Štai, aš apie jį šnekėjau truputį savo neseniai paleistam Diena su manim video. Tai iš tikrųjų super dalykas. Aš stebiuosi, kaip aš jo dar iki šiol neišbandžiau. Nes labai lengvai tepasi, labai plonytė linija, visiškai prie blakstienų. Gali nubrėžti, jeigu ne, tarkim, net ir nemokant su tokiu dalyku elgtis. Nu, ta prasme, čia vienas iš tų produktų, kad jeigu esi pradžiamokslės, gali tu jį naudoti.
Plus išsilaiko visą dieną, iki pat vakaro juodas, kaip užtepi taip ir yra, ir vakare lengvai nusivalo. Nu, ta prasme, tobulas eyelineris. Tai tau ačiū labai, kad tu rekomendavai ir aš ko gero šitą įsidarvę nusipirkti. Neduok dievė jums iš prekybos, kai mano... Ir vėl reikės rašyti esencas, sakykit, kur dingo. Nu taigi, sakau jau apie blakstienų tušą, aš jums čia taip išgyriau savo kanale, tą lešę maniją, man netgi kai kurios panelės rašė, kur tu čia pirkai, kaip tu čia įgavai. Nu, aš patigi dar su tavim dar perėm parduotuvių. Nėra, sako, išėmė iš prekybos, sakau, o tai kodėl išėmė? Ai, tai sako, kartais turi atnaujinti prekes. Kam išimti produktą, kuris jam patinka, aš tu nesuprantu, jeigu perka. Nu, nebent čia labai tu nesužinosi, bet tiesiog pakeisti pakuotę. Ir tau nebent eksperimentuoti ir pirkti vis naujoves kažkokios įeina sensonuojų tušai ir gali būti, kad tavo tušas atsinaujins su kita pakuotė. Tai žinok, su šitų tušų taip yra, nes aš jį perku jau turbūt daugiau negu 10 metų, jau kai man buvo nuo 15 ar 16, tai jis jau vieną kartą pakuotę keitė. Tai galbūt ir vėl taip bus. Gali būti, kad pakeis. Žinokit, jeigu kada sužinosiu, tai šumutnai pranešiu. Tai va, žodžiu dabar, tavo paskutinis produktas. Tai spėkit, koks yra mano paskutinis produktas. Ogi tadadam, tai lygiai tas pats, mes. Žiūrėkit, tik spalvas skiriasi. Aš neįsivaizduoju, tikrai mes telepatys, nes mes net nesitarėm, mes tik pasakėm, kad tavo kanalui veido produktai, o mano kanalui yra akių produktai. Tai va, ištraukiu ir nesupratau, galvoju, o ką jinai čia turi, tą patį turi, tik tai jos yra atsparus vandenį, o aš kaip minėjau, aš nenaudoju atsparių vandenį, tai šitas yra neatsparus vandenį, bet jokių problemų neturiu. Kaip tas tai pavyzdžiui laikosi visą dieną, išsilaiko gerai? Man išsilaiko, aš sakau, jokių problemų neturiu, irgi kaip jis tai minėjo, labai gražiai pasidengia, labai graži plunksnytė, tokia pati, aišku, kaip ir atspari vandenį, bet galiu parodyti. Ir va, matot, kokia jinai smulkutė ir galima didesnė. Tokia vos ne kaip padatėlė, žinai. Taip. Tik svarbu, žinai, kas nuvalyt produktą prie naudojimas. Taip, nes tada jums bus balyti ant akies ir jau reikės viską per naują daryti. Bet labai man patinka, nes labai lengva dirbti. O man patinka tie produktai, kur nereikia daug vargo įdėti atliekant makiažą. Jo, ir kad būtų kuo greičiau, nes tarkim, aišku, būna tokių rytų, kai ten gali, žinai, sėdėti 3 valandas ir ruoštis, bet kartais būna, kad turi 20 minučių. Taip, ir tu nori gražiai atrodyti, tai tikrai šitą priemonę rekomenduoju. Kas nebandėte, įsigykite ir jūs pamatysite, kaip jūs sutaupate laiko ir tampate akimirksniu gražios. Ir labai nebrangus, tarp kitko, Simaro, ar 279 kažkas tokio. Tikrai. Nėra iš tų tokių, žinai, fancy, prabangių produktų. Taip, bet sakau, kokybė tai nereali. Aš esu bandžius ir L'Oreal'e tenai tuos visus pravedimus. Man nesigauna, man tikrai nesigauna ir aš galvoju, sumoki pinigėlius ir tu nori rezultato ir tu nesugebi su tuo daiktu dirbti, tai kam to reikia? Nu, bet pavyzdžiui, aš dabar turiu vieną markerį iš L'Oreal'o, dabar neatsimenu, kaip jis tai vadinasi, ir dar airiai pirkau. Nu, ta prasme, markeris kaip markeris, nu, bet su juo sunku, su juo reikia labai atsargiai, nes biškių ranką netaip pasukai ir gaunasi, kad taip, žinai, tiesiai ir va šitaip. Nu, ta prasme, aš tiek kartų sugadinau makiažą, jo. Tai kam to vargo ir dar žinai darysi ir sugadinsi, o jau žinai, kad reikia išeiti ir eik, kam to stresas. Ir kainuoja kur kas daugiau negu šitas, nėra iš tų ten, kur žinai 50 €, bet man atrodo jisai ar 10 ar 12 €. Tai prašau, jau šitie 3 išeitų. Taip, nu, tai sakau, taip. Žodžiu, pliusas yra šitam, esencija tau yra pliusas, minusas už mano blakstienų tušo išėmimą. Bet šitas pliusas išlygina. Bet šitas išlygina, jo, tai mes tada nepykstam. Nepykstam, gaminkit ir toliau gerus produktus. Nes tikrai jau geri visą. Nesakau visi, pavyzdžiui, blizgesiai man labai patinka. Ten, kur tu man jo, nu ta prasme, šešėlių dabar, žinok, seniai bandžiau, neatsimenu. Aš jie turi tokių gerų, žinok, dalykų. Turiu iš esenco, jo. Tai va, tai žodžiu rekomenduojam visus jums šitos produktus. Ačiū jums už skirtą dėmesį, kad buvote su mumis ir ką, iki kitų susitikimų tariam jum. Iki! Ate! Aide, kam tu čia pati filmuos? Sveiki, aš irgi pas jūs stresu, jūs tikrai namuose. Sugalvojau pakeisti aplinką. Išsinuomavau vietą pas jūs. Klausyk, nori vietą išsinuomoti žmonės? O, žiūrėk, idėją dariau. Čia dabar nemokamai draugiai, kokį čia nuo. Ok. Gerai, ir apdirbti. Valiau. Gerai, nufilmavom.
gali Man bliukėti. viskas. Finito. Man tai net žinok, burna išdžiuvo. Man irgi išgert noriu, aš jau visko Aš irgi noriu. vat šakės. Ok, tai žinai, kad pirmą įkelia, man atrodo.